Tai sveiki visi. Pradžiai nei daug, nei mažai. Šita yra bene naujausia ir bene geriausia, ką galite rasti, kokie šiaudai tinka. Jau jisai turi važinėjantį stalą, kuris važinėja pirmyn atgal. Girdit, traška, braška. Papasakosiu tokią ganėtinai galbūt liūdną istoriją. O, iš tikrųjų tai patys nuspręsit. Prieš maždaug metus dalis mano draugų susirgo tokia, įdomia liga, kuri dabar labai smarkiai ir intensyviai plinta. Jinai vadinasi šiaudinukai. Nežinau, ar teko kažkam iš jūsų apie tai girdėti. Tai pirmas ligos požymis būna, kad tu nusprendi statyti šiaudinuką. Antras, kad sugalvoji, jog tau reikia šiaudų. Tai tada pradedi kaupti tuos šiaudus. Tai parodysiu, nuo ko aš pradėjau. Einam į mano saugyklą. Tai va, gal dar truputėlį šviesos. Pradžiai nei daug, nei mažai, 140 kitkų, iš kurių planuoju statyti namą. Namą galima statyti įvairiais būdais. Galima be karkasinė, karkasinė namo struktūra, konstrukcija. Arba yra ganėtinai naujas metodas, jam maždaug gal 10-12 metų. Tai yra skydai. Skydai darosi, pagrindinis principas, kad skyduose yra suspaudžiami labai stipriai šiaudai, tarp jų nelieka deguonies ir tie skydai gaunasi nedegus. Arba kitaip tariant, šiaudai nebegali degti, nes tarp jų nebėra deguonies. Čia kaip knygą paimtumėt, bandytumėt uždegti ir sunkiai sektųsi dėl to, kad tarp lapų tiesiog nėra deguonies. Tai va dabar pasikrausiu porą kitkų ir parodysiu presą. Tai dar trumpa reklaminė pauzė. Jeigu jau pajautėt, kad sergat, jau pajautėt pirmus simptomus ligos, tai labai rekomenduoju nusipirkti būtent šią knygą. Turėtų viską palengvinti 10 kartų. Esu perskaitęs begalę knygų įvairiom kalbom. Ir šita yra bene naujausia ir bene geriausia, ką galite rasti. Tai nepagailėkit 10 ar 15 eurų, nežinau, kiek jinai dabar kainuoja. Ir tikrai turėtų sektis daug lengviau. O aš einu pasikrausiu keletą kitkų šiandienos bandymam. Ir dar, kol kraunu, trumpai papasakosiu apie šiaudus, ką reikia žinoti. Tai pirmas ir turbūt svarbiausias klausimas, kokie šiaudai tinka. Tai tinka rugiai arba kvietrugiai dėl savo šiaudo struktūros, bet manau, kviečiai irgi gali puikiai pasitarnauti. Ir priklausomai nuo to, kokį namą planuojat statyti, kokiu būdu, nes yra 3 būdai, tai gali būti labai aktualu pačių kitkų matmenys. Bet aš kadangi planuoju gaminti skydus, tai man tai tikėtina labai aktualu nebus. Dėl to, kad pirmą bandymą, kai dariau, į savo skydus dėjau cielas kitkas, grinai tokias, kokias dabar matote. Ir kai bandai presuoti su 5 tonų presu, kurį vėliau parodysiu, nutinka toks dalykas, kad šiaudas pats kaip medžiaga, jis nelūžta taip, kaip mes norim. Tai, pavyzdžiui, pas mane yra 5 cm 5x5 bruseliai, kuriuos šiaudas turėtų apkabinti. Ir gaunasi, kai susispaudžia, būtent va šitoje vietoje lieka oro tarpas, kurio aš ir nenoriu. Tai šitą antrą bandymą, kai darysiu, tai mintis yra tokia, kad šiaudus dėti palaidus. Tai va, lekiam į garažą, pasižiūrėsim, gal kažkas iš to išeis. Parodysiu tą presą, kurį konstruoju ir apie kurį kalbėti nenustoju. Tuoj, kad truputį daugiau šviesos jums būtų.
realiai čia yra labai paprastas dalykas. Tiesiog skelbimuose pavyko rasti ir ganėtinai pigiai nupirkti frontalinio krautuvo priekinę dalį. Kas nežino, kas yra frontalinis krautuvas, tai tas traktoriukas, pavadinkim taip, kuris vežioja paletės. Tai visą šitą reikalą, aš pamaniau, kad čia būtų ganėtinai gera bazė šitam kaip presui, dėl to, kad pirmas dalykas, jau jisai turi važinėjantį stalą, kuris važinėja pirmyn atgal ir turi savyje tą hidraulinį cilindrą, ganėtinai galingą. Tai visą šitą reikalą su papildomais 2 cilindrais dar, kurių nepanaudojau, tom slidėm, hidrauliniu siurbliu ir panašiai, 500 €, tai aš manau, kad čia buvo ganėtinai geras dylas, bet jo, nenukrypstam nuo temos. Tai šitas medinis karkasas, tai turėtų būti tas šiaudų skydas, kuris bus užpildytas šiaudais. Tai vat į šitą vietą dėsi šiaudai ir stalas keliaus į priekį, suspaus šiaudus iki tam tikros vietos ir tada prisisuks va štai šitas, nežinau, rėmelis, plokštė, tam, kad šiaudai negrįžtų iš jau supresuotos padėties atgal į pradinę padėtį. Tai va, tai kai dariau pirmą bandymą, tai naudojau tas slides, dariau tiesiog, kad pasibandyti, pasižiūrėti, kas gaunasi. Ir pirmą problemą, su kuria susidūriau, tai kad prie didelės jėgos viskas pradėjo kraipytis į šalis ir kai reikėjo prisukti va šitą plokštelę, buvo labai daug vargo, nes tiesiog buvo dideli tarpai šiandien bei ten. Tai antram bandymui, ką sukonstravau, ką padariau kitaip, tai padariau tokius rėmelius, kurie veikia kaip kreipiančiosios mediniai konstrukcijai ir kad visa šita konstrukcija į šalis nesiskėstų, kiekvienam kampe dar uždėjau po ilgasrigius arba taip vadinamas špilkas. Tai va, tiek dabar ties presu ir visą šitą cilindrą užmaitino toks paprastas dalykas kaip hidraulinė stotelė. Šiaip jinai kainuoja 500–600 € skelbimuose, kiek esu matęs. Aš radau už 100 € su variklio defektu. Tai paprastai ir trumpai, hidraulinis siurblys ten kampe, hidraulinė talpa, filtras ir paskirstytojas, kuris buvo prie preso. Tai tiesiog pakėlus rankenėlę, paprastai taip, pakėlus rankenėlę stalas keliauja į priekį, nuleidus atgal, nieko čia ypatingo šitam dalyke, tiesiog reikėjo kažko tokio mažo ir mobilaus, kad galėčiau dirbti ties šitų presų. Tai va, tai varau iššoksiu į darbinius rūbus ir bus galima krauti šiaudus į presą ir žiūrėsim, kas gausis. Tai ką, gerai, davai dedam šiaudus. Gal iš karto ant žemės pasidėti ir arčiau. Tai va, turbūt pastebėjot, papildomai uždėjau kardono, kad į pačią konstrukciją patektų kiek įmanoma mažiau šiaudų. Jo, tai va, tai idėja yra dabar tiesiog tuos šiaudus dėti bet kaip ir tikėtis, kad jie gražiai apspaus, pavyzdžiui, va šitas dalis. Tai va. Tai dabar
dėdamas šiaudus pamačiau tokią irgi menką turbūt problemą. Šiaip, kai dėjau kitkom, tai tilpdavo 3-4 kitkos ir tada jas galėdavau pilnai suspaust iki tam tikros dalies, kiek man reikėdavo. Dabar, kaip matėt, sudėjau tik tai 2 kitkas ir liko viena lyčna, kaip sako. Tai dabar papildomai uždėjau tokius diržus, nes mintis yra tokia. Padarysiu pirmąją presavimo etapą, permesiu diržą aplink galinę preso dalį arba priekinę dalį ir galėsiu visą stalą grąžinti vėl į pradinę, tam, kad į atsiradusią tuščią erdvę galėčiau sudėti tą vieną likusią kitką. O kad dabar šiaudai taip išsitaršia į visas pusės, tai nekreipkite dėmesio, galutiniam variante jie turėtų gražiai apsipjaut, dar nežinau kuo ir kaip, bet turėtų tikrai gautis gera prekinė išvaizda. Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Tuoj turėtų pradėti judėti. Gerai, o kol kas viskas. Trumpa pertrauka, pasižiūrim, ar viskas savo vietose. Jo, kol kas viskas gerai. Gerai, varom toliau. Važiuojam. Jau azartą pagavęs. Aha, jau prasidėjo visokie braškesiai. Gerai, gal užtenka. Užtenka. Užmetam tą diržą. Gerai. Pabandom grąžinti stalą atgal. Kryptis nesikeičia, rankenėlė į apačią. Vargais negalais pavyko grąžinti stalą į pradinę padėtį. Vis dar problema, su kuriai sprendimo nesuradęs, bet jo, tai turim vietos, turim kitką, dar vieną lyčną, tai pabandom ją sukišti. Ir pabandysim antrą kartą supresuoti šiaudus. Šiaip iš tikrųjų gal būtų buvę daug protingiau, jeigu šitą švelerį perkelčiau čia, tada turėčiau daug daugiau vietos dėti šiaudam. Nežinau, čia toks pamąstymas. Gal reiks truputį visą sistemą perdaryti. Žiūrėsim. Gal užtenka, ar spaudžiam sultis, kaip sakot? Girdit, traška, braška, tai reikia gal greičiau. Ir dabar galim, vat štai čia, įsukti 4 varžtus ir galėsim viską atpalaiduoti. Tik panašu, kad galvutė nėra tam tinkama labai. Iš tikrųjų, kai pradėjau šitą projektą, pavadinkim, tai galvojau, kad bus netinkamas varžtas, kad turėsiu reikalą tik tai
su medžiu ir šiaudais, bet iš tikrųjų 95 procentai laiko nuėjo hidraulikai, apie kurią nieko nesuprantu, ir metalo darbams, kurių labai nemėgstu, net virint nemokėjau, kai pradėjau visą šitą reikalą, tai teko daug naujų dalykų išmokti, kas yra iš dalies gerai, manau. Tai va, tai išsiardom gal, išsiimsiu visą šitą džiaugsmą ir bandysiu apipjaut ir parodysiu jums, koks rezultatas gavosi po viso šito. Taip, tai trumpas apibendrinimas. Visai patenkintas rezultatas iš tikrųjų. Ganėtinai gerai visur apspaudė. Nesakau, problema buvo šitos vietos. Jos pilnai neužsipildydavo. O dabar, kaip matot, viskas gražu taip, kaip turėtų būti. Tai kai apsipjaus, bus matyti dar geriau. Taip, tai turiu gerų naujienų jums. Kaip matot, šiaudai yra apipjauti ir tą pavyko padaryti šio įrankio pagalba. Iškart sakau, aš jo nerekomenduoju, ne tik dėl to, kad jis yra labai pavojingas, bet tuo pačiu ir sukelia didžiulę netvarką, bet laimiai viską dariau kieme. O dabar apie rezultatus. Taip, tai kaip matot, visai gražiai atrodo, kai apsipjovė. Čia, pavyzdžiui, yra labai geri rezultatai, tačiau yra vietų, pavyzdžiui, kaip čia, kur norėtųsi, kad tų šiaudų būtų ar daugiau, ar jie būtų dar stipriau suspausti, na nežinau. Aš manau, kad vienas iš dalykų, ką reikėjo daryti kitaip, tai kai matėt, aš šiaudus dėjau iš kitkos gabalais, tai manau reikėjo juos prieš tai sukedent ir tada būtų buvęs toks tolygus pasiskirstimas per visą skydą. Tai čia vienas iš dalykų, ką sekantį kartą darysiu kitaip. O kalbant apie pokyčius, tai išardžiau visą presą tam, kad išspręst keletą problemų, kurių jūs nematėt. Pavyzdžiui, kai stalas nukeliavo į priekį ir jį reikėjo grąžinti atgal, cilindras to padaryti negalėjo. Reikėjo mest per viršų diržus, tada su didelė jėga grąžinti stalą atgal į pradinę padėtį ir tai truko, na manau, amžinybę. Bet nieko nepadarysi, kartais tenka imtis tokių priemonių, arba kitaip pasakius, kartais tenka žengti žingsnį atgal, tam, kad galėtum paskui žengti keletą žingsnių į priekį. Tai šiam kartui tiek, iki susitikimo sekantį kartą.